Sveiki matematikai! Šiandien tęsime racionaliųjų lygčių nagrinėjimą ir išmoksime dar vieną būdą jiems spręsti – suvedimą į kvadratinę lygtį. Šis metodas yra naudingas, kai lygtyje turime trupmenas ir kintamieji yra vardikliuose. Kartais atlikus tam tikrus pakeitimus galima gauti kvadratinę lygtį, kurią jau mokame spręsti. Pavyzdžiui, turime tokią racionaliąją lygtį. Pirmas dalykas, kurį turime padaryti, tai rasti bendrą vardiklį. Šiuo atveju tai yra x kvadratu minus 4. Tada padauginkime kiekvieną trupmeną iš reikiamo daugiklio, kad gautume bendrą vardiklį. Kai visi lygtyje esantis vardikliai yra vienodi, galime juos atmesti ir gauti lygtį be trupmenų. Belieka sutvarkyti lygtį ir perkelti visus narius į vieną pusę, kad gautume kvadratinę lygtį. Prisiminkime, kaip spręsti kvadratinę lygtį ax kvadratu plus bx plus c lygu 0, kur a, b ir c yra koeficientai, o x yra nežinomasis. Pasinaudoję formulę randame diskriminantą ir įstačius visus nežinomuosius į kvadratinės lygties sprendimo formulę, gauname du sprendinius. Gavę sprendinius kvadratiniai lygčiai, nepamirškite grįžti prie pradinio kintamojo. Labai svarbu patikrinti sprendinius pradinėje lygtyje, nes kai kurie sprendiniai gali būti netinkami. Netinkami sprendiniai yra tie, kurie paverčia bet kurį vardiklį nuliu. Mūsų pavyzdžio atveju visi vardikliai yra nelygus nuliu ir lygybės yra teisingos. Šiandien išmokome spręsti racionaliasias lygtis, jas suvesdami į kvadratinės. Tai galingas metodas, kuris pravers sprendžiant įvairias problemas. Nepamirškite praktikuotis, kad įtvirtintumėte įgytas žinias. Praktinius uždavinius galite rasti www.odusija.lt svetainėje. O kitoje pamokoje nagrinėsime racionaliasias lygtis ir jų sprendimo būdus. Iki greito!